Lietuvos transporto saugos administracijos pareigūnai įsigijo modernę įrangą, tobulint savo kontrolės metodus ir jau apie 2 mėnesius ją naudoja keliuose kontrolę atlikti. Įranga suteikia privalumų ne tik kontroliuojančiams pareigūnams, bet ir vežėjams. Patys vežėjai yra mažiau trukdomi, kadangi ši įranga leidžia automobilius nuskaityti per nuotolį ir gauti reikiamą informaciją. Taip pat negaištama laiko jų pareigūnai duomenis iš automobilių tachografų gauna tiesioginiu būdu, nuskaitant siunčiamus duomenis su įrangos antena. ES reglamentai įpareigoja kontroliuojančias institucijas naudoti šią įrangą. Tai ne tik Lietuvoje naudojama, bet ir kitose ES šalyse. Ne tik iš automobilių gali būti naudojama, bet gali būti naudojama sumontuota stacionariai ir kelyje. Duomenys praktiškai gaunami per sekundės dalį pravažiuojant automobiliui, tam tikram kely pastačius šitą įrangą, pasiruošus galbūt automobilį, kuris leistų tą automobilį vėliau nusikreipti į tikrinimui tinkamą aikštelę. Tos duomenys galima gauti momentiškai ir tokiu būdu automobilių galim patikrinti tikrai nemažą kiekį. Kontrolė tampa efektyvesnė, kadangi pradiniai duomenys apie galimas tachografo manipuliacijas, klastojimo atvejus, apie tam tikrus vairavimo ir poilsio režimo pažeidimus gaunami tiesiogiai iš tachografo įrengto automobilio. Tai leidžia automobilį vėliau sustabdyti nuodugnesniai kontroliai, jį nuodugniai nuskaityti ir gautą informaciją jau tada detaliau apdoroti. Tai padeda pareigūnams eliminuoti nesąžiningai dirbančius vežėjus ir taikyti nuobaudas. LTSA įsigijęs 7 tokius įrangos komplektus ir jie bus naudojami visoje Lietuvoje.